Sveiki sugrįžę į kanalą, tęsim darbus prie variklio ir šį kartą perinam prie bloko. Tai jau galvos, kaip matėt, kaip ir surinktos, viskas paruošta. Dabar sekantis etapas – bloko paruošimas. Tai reikia susišlifuoti paviršius. Matau, Hebra jau baiginėja su kliento V8 paskutinių blokų eilėje. Viskas sugilziuota, paviršiai sušlifuoti, reikia jį išimti ir tada atsilaisvins prizmė. Ir galėsiu krauti savo V8 jau ant staklių. Tai viską pasiruošim, bus paviršiai švarūs, gražus, lygus. Tada jau pereisim prie variklio surinkimo. Tai jau visą tą puzlę bandysim surinkti atgal į krūvą. Žiūrėsim, ko mums trūksta, netrūksta ir to etapą laukiu iš tikrųjų labiausiai, nes jisai jau simbolizuos apie tokią kaip ir finišo tiesėje. Tikiu, kad dar į sezono galą šiais metais išlėksiu aš su jai trasą. Nors į Matsūrį paskutinį, uždaryti sezoną, pasivėžint, pravėžint dar draugus ir pats pasimėgo, nes turbūt geriausias laikas ir daugiausiai įtaimo būtų ten. Tai kembam į darbą. Štai blokas ir paruoštas. Turim nušlifuotą paviršių ir vienoj ir kitoj pusėje. Suhoninguotos visos gilzės, viskas gražu ir paruošta tolesniam rinkimui. Dabar man reikia dar nusiplėšyti visus šitus senus silikonus, pridegusias tepinytės prieš dedant į paskutinį praplovimą ir galima bus perėti prie surinkimo. Tai atvariau Hebrą tiesiai po darbų šiandien iki Tvistedo, pasimti reikia karterį, privirno vamsdelį man, nubėgimui. Tai einu pasimti savo žaislus ir manau, kaip sakant, galima bus pradėti pagaliau bloko rinkimą. Tam kartu. Šio, gražiausiai suvirinta ledas. Važiuojam surinkinėti bloką. Bandysiu filmuoti dabar su GoPro, net ir iš tikrųjų jokio mikrofono, nežinau kaip bus su garsu. Sugedo laidas šiek tiek mano kameros, tai bandom suktis situacijos, pažiūrėsim, gal mažiau komentarų šiek tiek bus, daugiau veiksmų. Tai einam žiūrėti, kas vyksta, statyti bloką į stendą ir pradėti turbūt surinkimą. Gerai, tai pirmas darbas, ar ne, įsivalyti belę. Tęsim ardymų ir plovimo darbus. Dabar reikia išsiardyti tų muokliukų, švaistikliukus visus po vieną ir išsiplauti. Bandom tą padaryti. Blizga. Ir tai nusivalo. Tai žvinukai. Tai reikia visus nuvalyti ir blizgėti ar kaip? Nu, šiukšlė.
O tai tau naujas daiktas. Atikėk, čia dar nebaisiausia, ką tu gali pamatyti. Nugaras nuvalyt, vidų supoliruoti. Matai, jisai kada toks pilkas, labai tankiai būna, jisai, padengtas kaip ir šitoj pusėj, dengtas čia apsauginės sluoksnis. Ir būna po šitų apsauginių sluoksnių, tu nematai, kad yra žvinelis prilipęs, nes jis užpurkštas, prilipintas. O su pilku vidų uždedi pirštu, nespaudi perteklinai. Šiek tiek. Prislėgi ir pavalai. Nuvalyti reikia tik tai tą matiškumą, ne? Jo. Švaistikliai paruošti, sudėti nauji indikliukai į vidų visiems, viskas išplauta, išvalyta. Nežinau, gal kas žino, nežino, aišku, jūs viską žino, tai matot įdomi šitie įtrūkimai yra ant švaistiklių. Tai iš tikrųjų labai svarbu, būčiau maišęs iš pradžių ir sudėjęs nuo šitus kakliukus. Bet jie man būtų visiškai netikėti, labai svarbu, kai keičiatės indiklus, jeigu kartelį nusiminėt ar kažką, tai būtinai sudėti, kad būtų ir ta pačia kryptimi, kad sužymėtos raidės atitiktų kiekvienas kakliukas, kiekvieną švaistiklį, nes šitie visi įtrūkimai turi sueiti idealiai, kitu atveju bus šiukšlių ir bus ragai. Tęsim valymo darbus, tai reikės dar susimatuoti stūmoklius ir kažkur tai susirasti žiedus. Tai nežinau, kaip man čia seksis su žiedų paieškom, kadangi jie turi būti alusil, berods vadinasi, tie žiedai, kadangi blokas aliuminis, jeigu dėsnių kosilius, kurių kaina yra prieinama, bus mano blokui prastai. Žodžiu, klausimas, kiek jis laiko laikys tada, greičiausiai suėstų gilzės ir viską reikėtų vėl daryti iš naujo. Klausimas dar kokiai būklei yra mano šitie stūmokliai, tai pabandysim visus juos susimatuoti dar šiandieną, pasižiūrėti kokia jų būklė ir klausimas, ar nereiks jų. Jeigu stūmokliam ragas, stūmoklis originalus kainuoja apie 300 eurų vienas, tai primeskit samatėlį ant kiek išaugtų, tai liūdna truputėlį net pagalvoti apie tai, bet jau dabar net nebandysiu galvoti, kol kas palieku visą šitą šonę ir einu susišveisti dar savo porą indiklų, tai švaistiklinių, didesnių šitų pagrindinių. Ir judėti, tada jau galėsiu prie pompų. Tai turiu dvi pompas, čia yra naujo to variklio, kurį pirkau, ir čia yra mano senoji. Įdomu, kuri bus gera, ką rasim vidui labai įdomu, tai bandysim jas įsardyti ir pasižiūrėti, kas darosi. Ar galėjo būti taip, kad dėl pompos sugedo vienas ar kitas variklis. Tai šansų tikrai labai daug, tai labai įdomu. Išsiaiškinsim šiandieną. Net gali nežiūrėti. Viskas bus veiksai, nežiūrėsim, nes jisai supūtis. Ir sapturto irgi nežiūrėsim. Gerai, tai nauja diena, tos pačios bėdos, toliau kuičiame su varikliu. Tai Kebis rado pompą pas save, kurią man perleidžia. Tai ačiū Kebiui. Ta pompa visai tokia gyva pasirodė iš video ir iš nuotraukų, ką jisai pasidalino. Tai Kebabas perduos, sakė, pompą Vaškeliui ir jisai iš Klaipėdos man ją parveš į Kauną. Tai reikės tik tai nulėkti ir pasimti. Ok, dabar ką?
varom paskambinam Vaškui, jeigu jisai vietoj, pasiemam pompą ir judam toliau darbuotis prie variklio. Halo. Jau reikia pompos? Reikia pompos. Ką? 2 PM. 2 eurai PM? Ne. A tu garaže? Ne. Ai, supratau. Blema, dabar pro šoną varau kaip tik iki Vidmos būčiau užlėkęs. Tai rytoj. Nu tai pasisukam, žodžiu, pabandysiu jo rytoj prašau. Taip kamerą man video kokį padarysiu. Tai dabar va filmuoju, kaip šneku su tavim, žinok. Rimtai? Jo. Tai negali prisišnekėti. Jo, nešnekėk garsiai. Ir žodžiu. Gerai, pasimsiu kamerą, nufilmuosim, kad atvažiuoju pas tave ir parodysim hebrai, ką veikiu. Negalima parodyti, ką aš veikiu. Ai, negalima? Jo, ten vyksta slapta. Neapsisprendžiu dar, ar rodyti karočią, ar nerodyti patar. Supratau. Tai gerai, tai visi, kas žiūri video dabar, tegul parašo komentarėse rodyti ar ne ir atskirą video padarysim, jeigu ką. Gerai. Ir pasisuksim rytoj tada. Tai iškirp pradžią arba per naują paskambinti. Ai. Tai davai. Ok. Tai va, hebra, girdėjot, kažkokie įdomus dalykai pas Vaškelį vyksta. Net įdomu dabar pačiam. Ką ten ardo, ką daro. Pakomentuokit, ką norit pamatyti ir kas domina.